Pradėsim nuo pupų. Pirmajame laukelėje yra naudotas tiek MPK trąšos, tiek žydėjimo pradžioje panaudotos azotinės trąšos. Bendrai azoto šičia yra atiduota 56 kg. Tai pupos, matome, yra puikiai užaugusios, puikiai įsivyščiusios ir turim gana tolygų pasėlį. Antrasis laukelis yra nenaudota visiškai nei MPK trąšų, nei azotinių trąšų. Naudotas yra mūsų bakterinis produktas Grow, kuris fiksuoja iš atmosferos azotą ir tirpina fosforą su kaliu. Fosforas su kaliu yra reikalingas tiek gumbeliniams bakterijoms, tiek pačiam šaknyno tolygesniam vystymuisi. Ir trečiasis pupų laukelis tai yra visiška kontrolė, kuriame joks tręšimas nėra darytas. Tai matome pasėlis kur kas kuklesnis,